Sveiki! Šiandien mokytojos proga mes ir Žalgirio balso žurnalistės nusprendėme susipažinti su mokytojais kiek artimiau. Užduosime jiems klausimus ir kviečiame pasiklausyti. Kaip atrodė jūsų kaip mokytojas pirma diena mokyklai? Apskritai pirma, kai pradėjau dirbti, ne mokytoja. Buvau 22 metų, galite įsivaizduoti, kaip jaučiausi, gal net baisiau buvo negu patiem mokiniam. Mokiniam tai smagu buvo, kai atėjo tokio amžiaus mokytoja. Paskui, aišku, keitėsi ir mano požiūris į juos, ir jų požiūris į mane. Beje, pradėjom nuo muzikos pamokų, tai dainavom, buvo linksma, tai buvo labai fainas. Tikrai smagu. Mano pirmoji diena kaip mokytoja tikriausiai buvo dar labai, kai buvau jauna, man buvo gal, sakyčiau, 15 metų ir atėjau pradinę mokyklą su daug mažų vaikų atlikti praktiką. Buvo daug emocijų, labai daug džiaugsmo, bet taip pat ir labai daug nuovargio. Iš tikrųjų, pirmoji diena mokykloje, manau, buvo baisi, kadangi aš į mokyklą atėjau iš gamybos. Aš esu baigus Kauno technologijos universitetą, tuo metu buvo KPI ir pradžioje aš buvau ne pedagogas, tai man iš tikrųjų pirma diena mokykloje buvo baisi. Vaikai buvo daug blogesni negu dabar, nebuvo telefonų, jie visą laiką žiūrėdavo, kaip užvesti, išnervuoti mokytą, ne taip kaip dabar. Jeigu turi laisvo laiko sulendai telefonus ir tylu, ramu klasėje. Žodžiu, buvo daug sunkiau negu dabar. I was very nervous. I forgot everything that I have to say, and for me I don't know what to say. This is like the first day is always is difficult, and even I feel the pressure for the students. So every time, the first time is difficult. Geras klausimas. Iš tiesų jau tai buvo prieš daugiau nei 20 metų. Tai sunku prisiminti, bet prisimenu tai, kad buvo tikrai šviesi, saulėta diena ir mokiniai, kurie žvelgia į mane, atrodė visi tokie nedrąsūs, tokie apstulbę, lyg ir išsigandę, atrodo jaunos mokytojos, ko čia reikėtų išsigąsti. Bet iš tiesų po pamokos likome sužavėtos abi pusės. Grįžkime truputėlį į praeitį. Kokios buvo jūsų mėgstamiausios pamokos mokykloje? Labai skiriasi iš tiesų priklausant nuo mokyklos, bet atsimenu, kad tikrai labai patiko istorija, net galvojau studijuoti, labai patiko kalbos, žinoma, anglų kalba ir fotografija. Mano mėgstamiausios pamokos tai buvo užsienio kalbos, pirmiausia rusų kalba, po to anglų kalba, vokiečių kalba, tai iš tikrųjų tą patį dalyką ir mokau dabar. Ką dabar dirbu, tai toli gražu, galbūt istorija ir geografija buvo mano pamokos, kurias aš tikrai prisimenu, kaip ir mokytojus prisimenu, ir metodikas prisimenu, visas man tikrai labai patiko tos pamokos, bet turėjau dėl tėvų prašymų sukti kitą kryptį. Atsidūriau mokykloje visai netikėtai. So I like physics. I have a very good teacher in physics, and also mathematics was good. Yes, I really like it. Pamokos man visos patiko. Visų dalykų pamokos man patiko. Ir pati, kai dabar pagalvoju, kodėl aš rinkausi lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kelią, tai net išsigąstu. Galėjau būti matematikė iš tiesų, galėjau būti chemikė, sekėsi visi dalykai. Bet kita vertus, pagalvoju, matyt, taip jau lėmė likimas ir manau, kad neapsirikau, nes aš esu pakankamai patenkinta dirbdama tokį gražų, kilnų, prasmingą mokytojo darbą. Kaip mokinė aš buvau nebloga, nebuvau ten penketukininkė mūsų laikais, bet mokiausi neblogai. Iš tikrųjų, mėgstamiausias dalykas mano buvo matematika. Ir kai atėjau į šią mokyklą, tai pirmą dalyką, kurią dėsčiau, tai dėsčiau šeštokam matematiką, nes dar buvo pas mus nuo penktokai mažiausia. Tai iš tikrųjų mano mėgstamiausias visą laiką buvo matematika ir dabar aš ją iš tikrųjų mėgstu. O mes mokytojams norime palinkėti Kantrybės. Gerų mokinių. Kvepiančių klasių. Daugelių. Kantrybės su manim.